Atlaikys visus vakarėlius, visas vakarienes, visus kokteilius, viską. Sveiki atvykę į Draugo kanalą, aš esu Darija ir šiandien kviečiu jūs kartu su manim susiruošti vakarėlį. Prasidėjo tas kalėdinis sezonas, kai vaikštom tai darbo vakarėlius, tai susitikimus su draugais, tai šiandien noriu parodyti jums savo įvaizdį ir savo rutiną su L'Oréal Paris. Ir visas šias priemonės, kurias aš šiandien naudosiu, galite įsigyti Draugos parduotuvėse, tiek fizinėse, tiek internetinėje. Tad manau tiek įžangos ir pereinam prie pačio video. Tai pradėsiu aš nuo veido odos priežiūros ir tam naudosiu L'Oréal Paris Bright Reveal Serumą su niacinamidu. Jis padeda kovoti su įvairių tipų pigmentacija ir šviesina veido odą. Jis yra nei lipnus, nei riebus, tiesiog tobulas, o jo efektyvumas yra patvirtintas kliniškai. Taip pat paprastai paskirstau ir leidžiu įsigerti. Tęsiam veido odos priežiūrą ir antras žingsnis yra kremas. Ir tai yra Vitalis Filler Water Cream, kurios sudėtis yra papildyta ne tik hialurono rūgštimi, bet ir keramidais. Bet čia yra tiesiog drėkinimo bomba. Tekstūra yra labai lengva ir man labai patinka pakuotė, nes pažiūrėkit, atidarom, va taip atrodo pakuotė, čia reikia paspausti va taip ir mes turim kremą. Tiek, kiek reikia vienam panaudojimui. Man atrodo, kad tai yra labai higieniška, nes irgi nereikia kišti pirštų tą pakuotę. Kaip mano tekstūra atitinka pavadinimą, tokia lyg vandenėlis ir tikrai jis idealiai tinka naudoti prieš makiažą, nes jį naudoju jau gerus 3 mėnesius. Labai patinka. Ir veidui padėti naudoju L'Oréal Paris True Match makiažo pagrindą. Čia yra tas makiažo pagrindas, su kuriuo tikrai neprašausi, nes jis tikrai gerai padengia veido odą ir užmaskuoja netobulumus, bet taip pat atrodo itin natūraliai. Naudoju jau daug metų ir tikrai niekada dar nenusivyliau. Padengimą irgi galite reguliuoti. Kiek užtepsit, tokį padengimą ir gausit. Tai kadangi šiandien aš ruošiuosi vakarėlį, tai automatiškai man reikia šiek tiek daugiau maskaro. Ir paskirstysiu aš jį tiesiog pirštais. Nes kartais aš mėgstu naudoti tik tai pirštus, nes taip geriau kažkaip jis išsilydo. Nes gaunu šilumos nuo mūsų rankų. Pažiūrėkit, oda tikrai atrodo itin natūraliai. Bet padengimas tikrai labai geras. Nežinau, man labai patinka šis makiažo pagrindas. Keletą žingsnių padariau už kameros ir dabar grįžtu vėl čia. Tai blakstienom paryškinti naudoju L'Oréal Paris Panorama blakstienų tušą. Man atrodo, čia yra mano pats mėgstamiausias blakstienų tušas. Nes kiek esu įvairių bandžius, šitas neprilygsta nei vienam. Suteikia blakstienų apimties, užriečia jas, gerai laikosi ir niekur nesubėga, kas man yra labai svarbu. Ir aišku, jo pakuotė yra be galo graži. O šiapidėlis štai toks. Žinokit, tikrai ne veltui, čia yra mėgstamiausias Kendall Jenner blakstienų tušas. Ta prasme, tokios ilgos ir gražios blakstienos. Aš negaliu patikėti. Paskutinis makiažo žingsnis yra lūpų dažai. L'Oréal Paris Matte Resistance. Jeigu nežinot apie juos, nežinau, ką jūs veikia. Patys geriausi matiniai lūpų dažai. Atlaikys visus vakarėlius, visas vakarienes, visus kokteilius, viską. O ant lūpų jų tikrai nejausit. Pas mane yra spalva 425. Labai graži tokia. Tamsiai raudona. Ir aplikatorius yra labai tikslus, nereikia papildomai naudoti pieštuko. Ir aišku, nerealiai pigmentuotas. Štai taip atrodo ant lūpų iš karto +10 prie pasitikėjimo savimi. Pažiūrėkit, koks gražus. Žiauriai. Su veido oda ir su makiažu viskas, galim pereiti prie plaukų. Čia nieko ypatingo tikrai nebus. Aš jau panaudojau šitą puškiamą kondicionierių Elvital Hyaluron Plum. Jis padeda iššukuoti plaukus ir suteikia jam tokio švytėjimo, blizgėjimo. Nežinau, bet labai mėgstu šią priemonę. Gerai, dar šiek tiek. Kvepia irgi labai skaniai. Dabar naudosiu keletą paspaudimų šio aliejaus, Extraordinary Oil. Čia yra tiesiog plaukų aliejų klasika. Jis apsaugo plaukus nuo aplinkos veiksnių ir suteikia tokio žvilgesio, o per vakarėlius mums tikrai visiems norisi žvilgėti. Paskirstau ant visų plaukų, bet šaknų neliečiu. Ir ką aš dabar su jais padarysiu, tai ištiesinsiu. Plaukai jau yra ištiesinti ir dabar juos tiesiog užfiksuosiu su plaukų laku Elnet. Beje, pažiūrėkit, koks jis yra mažas, labai patogu įsimesti rankinę. Štai visas pasiruošimas. Man liko tik tai apsirengti ir galiu keliauti vakarėlį. Esu įsitikinus, kad šis makiažas ir plaukai ir viskas atlaikys man visą naktį. Tušas niekur nenubirės, lūpdažis nenusivalys, o plaukai liks savo vietoje. Nors atrodo, kad įvaizdis yra labai paprastas, bet atrodo labai gražiai. Patys pamatysit, kaip aš atrodžiau. Nes tuoj įkelsiu keletą kadrų iš vakarėlio, į kurį yra jau taip pasipuošus. Pasirinkau tokį juodą derinį, bet kad jis būtų įdomesnis, pridėjau šiek tiek raudoną akcentą.
akcentų. Tai palaidinė ir pėdkelnės. Ir aišku, nepamiršau ir apie blizgučius, auskarai ir rankinę. Na ir aišku, mano šypsena. Tai noriu padėkoti, kad pažiūrėjote šį video iki galo. Visas šias priemonės rasite Drogos parduotuvėse. Tikiuosi, kad įtikinau jūs įsigyti bent vieną. Taip pat kviečiu jūs pasiekti mūsų socialiniuose tinkluose Drogas Lietuva. Facebookas, Instagramas, YouTube'as, TikTokas. Visų jūsų ten labai lauksiu. Tai manau tiek šiam video ir susitiksim su jumis jau kitame. Ačiū ir iki.